Čia viskas, kas liko iš juodojo gandro lizdo. Dabar, ką matome, tai lizdo gūžtos likučius, o visas lizdas greičiausiai vis tiek yra paslėptas po medžių šakom. Nes toks kirtimo būdas, kai neatsižvelgiant į raudonosios knygos rūšis, į saugomų paukščių rūšių lizdus, labai paplitęs privačiuose miškuose. Tai buvo tiesiog idealus sengirės pavyzdys šioje vietoje. Ir gandras yra tipingas miško gilumos paukštis. Ir jo veisimusi būtinas senas, brandus miškas. Lizdas juodojo gandro yra didelis statinys ir jam išlaikyti miške turi būti senų, labai senų medžių. Kaip taisyklė ąžuolų. Maždaug šitam ąžuolui turėtų būti tarp 130 ir 150 metų. O kaip tik ir benamių likęs gandras. Vis dar kažko tikisi. Dabar šitas gandras bus priverstas ieškotis naujos lizdavietės. Jau greičiausiai šiais metais jisai jau sėkmingai nebeperės ir šiaip matome tik tai vieną gandrą. Greičiausiai ir poros nebėra. Šiuo atveju tai kitais metais jisai turėtų kažkur tai šiame miške, jeigu dar liko sengirių gabaliukų pakankamai, dar turėtų krauti naują lizdą. Ir dabar, kaip taisyklė, dingus iš senųjų saugomų lizdaviečių gandrui, pavojus, kad ir naujoji lizdavietė bus iškirsta dar didesnis, nes vis tiek užtruks laiko, kol kažkas tai susiras tą lizdą, naująjį lizdą. Šita juodojo gandro lizdavietė mums yra žinoma nuo 2002 metų, jinai buvo kasmet stebima ir praeitais metais balandžio 3 dieną buvo informuotas Vilniaus regioninis aplinkos apsaugos departamentas, kad čia yra juodojo gandro lizdavietė ir nepaisant to, kaip matote, iš miško beliko tik tai plyna biržė. Tai yra privatus miškas, nevalstybinis. Ir tai yra idealus pavyzdys, kad gamtosauga Lietuvoje niekada nebuvo prioritetas ir jo labiau saugomų rūšių įstatymas niekada nebuvo vykdomas ir jo nebuvo laikomasi. Ant šito klevo dabar matome iš karto dvi raudonosios knygos kerpių rūšis – plačioji platužė ir žalsvoji kežytė. Anam gale rasta dar trečia rūšis. Žodžiu, visam šitam sklype beveik ant kiekvieno klevo galima rasti bent dvi raudonosios knygos rūšis. Matėm dvi į raudonąją knygą įrašytas rūšis, čia trečia rūšis ant to paties klevo augusi. Plunksninė pliusnė yra įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą ir taip pat įtraukta į Europos samanų raudonąją knygą. Žala gamtai greičiausiai dar nesibaigė, žalas saugomom rūšim būtent dar nesibaigė čia. Išvežant medieną greičiausiai bus priversti apleisti užimtą lizdavietę mažieji ereliai rėksniai, kurie įsikūrė vos keliasdešimt metrų nuo šios kirtavietės. Todėl, kad jie yra jautrūs trikdymui veisimosi metu, ypač kiaušinių perėjimo metu.